Tokia pati mintis, yra dar daug labai varžybų. Tiek pat rytoj laukia sunkus mačas, norim geresnę vietą įsigarantuoti grupiai. Tiek pat ateinančios kovos yra, dėl kurių reikia galvoti jau. Negalime atsipalaiduoti. O ką ten akcentuoja prieš ukrainiečius žaidžiant? Būtent į žaidėją, nes jisai viską kuria. Jiems dalina pasus gerai, geras šiaip yra žaidėjas individualiai stiprus, tai turim jį sustabdyti. Kurie varžovai tau palieka didžiausią įspūdį iš kitos tos grupės? Graikai, ispanai, visos komandos yra geros antroji grupė. Negali nei prieš vieną nusteikti, kad atiduos pergalę. Sakykim, mūsų užduotis yra kuo aukščiau būti grupėje, pirma, antra vieta, ar ne? Jo, kiekvienas nori būti aukščiau, kad gautų silpnesnę komandą žemiau esančią kitoje grupėje. Ar tai būtų silpnesnė komanda, žinant tą grupę? Nežinau, rezultatai parodo, kad silpnesnė, nežinau. Čia labai sunkus klausimas. Vieną dieną gali būti vienaip, kitą dieną gali būti kitaip. Neaišku, kada kas kam įkris, kokie metimai ar kas kaip patrauks. Dažnai buvo, sakysim, su belgais, kad trūko paskutinio minutę motyvacijos. Dabar šiuo atveju dar turite motyvacijos su Ukraina, nes kelialapis yra. Kaip komandos ten visos stiprios, su visom kovot reikės. Tai buvo šiokia tokia pamokėlė, tos 5 minutės pabaigoje, tas paskutinis gal kelinukas, nes galbūt pamatėm rezultatą, kad buvo tikrai mūsų naudai nemažai ir atsipaldavom gal šiek tiek, tai reikia padaryti išvadas ir neatsipalaiduoti, neišeiti atsipalaidavus rytoj. Tai aš manau, padarysim išvadas. Padėsime broliams latviams, nes jie laukia mūsų pergalės. Padėsim, reikia savo padėti pirmą, tada padėsim ir kitiem, kai savo padėsim. Jonai, savo paties žaidime, ko dar pasigendi labiausiai? Nežinau, viskas nėra limito, gali kiekvienose varžybose būti geriau, nors ir tu 30 ar 20 taškų mes vis tiek gali būti geriau kitose varžybose. Kaip ta galvos trauma? Oi, labai gerai. Ne, viskas tvarkoja, tik 2 siūlės. Reikėjo siūt? Reikėjo. Pirmą kartą galvą praskirta rungtynių metu? Ne, ne pirmą. Jonai, per visą laiką Slovenijoje ir iš Toronto klubo atstovai skambino, tiravosi, kaip tau sekasi, ar gal kažką patarė? Šnekėjau šiek tiek ir su assistant coachais ir su ten dirbančiais žmonėm, kad tiesiog paklausiu, kaip jaučiuosi, kaip ar nieks nekamuoja, kokie skausmai, ar pasiruošęs. Čia toksai kaip ir palaikymas. Jonai, ukrainiečių aukštų ūgių linija pajėgi ganėtinai ar ne? Aš kaip sakiau, nėra nepajėgių varžovų antroji grupėje. Tai tikrai turi ir aukštų žmonių, ir stiprių fiziškai. Bus įdomu. Gal paklausiu, ta prasme, savotišką klausimą. Iš esmės, po kiekvienų rungtynių yra pateikiama jūsų mintinės pertraukėlės, ataskaita, rodomi vaizdai. Jeigu per pirmus mačus būdavo ir keiksmažodžių, dabar neegzistuoja tokio. Tai reiškia, kad jūs žinote ir pasitaisite, ar jau taip yra, kad keiktis nereikia visai jau? Tai gal užcenzuruoja, nežinau. Gal uždeda tą pyp, aš neklausiau nei kartą. Gal pripratom mes tiesiog? Gal pripratot. Ne, negali, kartais išsprūsta visko, kartais būna. Visiems būna to. Manau, Riumai yra buvę taip.